vėl aš, Kristina. Šiandieną esu kartu su jumis savo virtuvėlėje. Ir šiandieną aš noriu pasigaminti morengiukus, bet ne paprastus, kaip aš visada gaminu, kur receptas yra mano kanale, bet šiandieną pas mus laibūna mažoji Italija. Tai bus itališki morengai. Ši morenginė masė, žinoma, kaip ir visos kitos, yra pagrindas iš baltymų, bet ją pasidarius mes galime ją panaudoti ne tik džiovinimui. Taip pat su šitą morengą mes galime apsidengti tortukus, galim puošti keksiukus. Tiesiog tai yra labai tvirtas morenginis kremas, kuris tiks daugeliui mūsų kepinių. Ir žinokit, kaip nebūtų keista, skamba labai gražiai, tai būtų itališka morenga, bet gaminasi labai paprastai. Vienintelis turbūt ingredientas arba, kaip sakant, daiktas yra tas, kad mums tikrai prireiks šito daikčiuko, tai yra termometro, kadangi mes virsim sirupą ir iš akies aš visgi jo nedrįstu daryti, tiesiog sirupą virsim iki 118 laipsnių. Taigi, kad pasidaryti itališką morengą, mums šiandieną reikės 100 gramų kiaušinio baltymų, jie gali būti tiek kambario temperatūrą laikyti, tiek iš šaldytuvo, žinokit, tai esminio skirtumo nesudaro. Ir kadangi mes virsime sirupą, tai į cukrų mes įpilsime 60 ml vandens ir visą tai sumaišę mes išsivirsime sirupą, kurio temperatūra turi būti 118 laipsnių. Žiupsnelis citrinos rūgšties, žiupsnelis druskos ir dažų ant mergaitės. Likite su manimi ir visą taip, kaip nesudėtingai pasidaryti itališką morengą, jūs pamatysite itališką morengą. Aš be abejo plaksiu su štai šito mikseriu. Bet mergaitės, kurios esat pradedančios ar tiesiog dar nebuvo laiko noro įsigyti štai tokį gan galingą virtuvės pagalbininką, ar ne, galima itališką morengą be abejo pasidaryti rankiniu mikseriu. Bet kadangi mums reikės virti sirupą, ar ne, mums ir virti sirupą, žiūrėti temperatūrą ir viena ranka plakti tai nebus labai patogu. Tai tiesiog yra patarimas toks. Pirmiausia, susiplakam gerai morengą. Taip pat, mūsų itališka morenga neturi būti labai tvirta. Darbo eigoje aš jums parodysiu, kokie turi būti minkšti snapeliai. Tai nėra bezė kremas, kur mes darom gėlytes ir kuris mums reikalingas labai tvirtas. Aš visada jums, mano mielosios, parodysiu. Rankiniu mikseriu suplaksite iki reikiamos konsistencijos baltymus, jūs kremą galite trumpam atidėti į šoną ir tuo tarpu išvirsite sirupą. Sirupas irgi išvirs jums per keletą minučių. Kiekvieną mes turim savo mikserį, kurio galingumai skiriasi. Tiesiog, bet dirbant, aš jums parodysiu, kokia reikalinga konsistencija. Tad pradėsim dirbti. Pirmiausia, supirsim baltymus, žiupsnelį druskos ir žiupsnelį citrinos rūgštelės. Su baltymus ant nedidelių apsukų, paskiau po truputėlį didinsiu ir jau kai supilsiu sirupą, be abejo, aš kaitį padidinsiu iki pačio greičiausio. Supilsiu vandenį, tai yra 60 ml vandens ir 200 gramų cukraus. Ir statysiu ant plytelės. Tiesiog noriu šiandieną viską kartu daryti, kad jums būtų žymiai patogiau ir geriau matytųsi, negu ten baltymai plakasi čia, o mano sirupas verda ant dujinės ugnies. Pas mane, kadangi tai yra elektrinė plytelė, aš dedu ant pačio didžiausio maksimalaus karščio. Biškį pamaišysiu, o paskiau, kai sirupas užvirs, aš jau jo nebemaišysiu, kadangi tegu jisai savo verda ramiai. Jungsiu pabiškutį baltymus, tegu jie po truputėlį sukasi ir prisipildo deguonimis. Pas mane pirmas greitis, o iš viso yra 6. Sirupas verda. Vis greitį padidinu po vieną laiptelį.
Jisai išvirė iki 118 laipsnių. Ir štai žiūrėkite, kokie yra snapeliai. Matot, jie nėra tokia sausa morenga, atrodo, lyg jinai būtų pilna oro burbuliukų. Štai va tokios konsistencijos mums reikia. Ir dabar aš savo išplaktus baltymus įjungsiu pačiu didžiausiu galingumu ir supilsiu sirupą. O kiek maišysim, tai vėl žinokit, plaksis iki tol, kol bus labai mums tinkama konsistencija. Visą tai pamatysit. Mane spalvos padara. Ant šluotelės tai reikia. Besisukant toks vaizdas, kad visas mūsų morenginis kremas nori apsisukti aplink šluotelę. Tai, žinokit, ir yra mūsų jau paruošta morenga, morenginis itališkas kremas. Kremas yra tikrai be galo tvirtas ir, kaip matote, labai gerai laikosi ant šluotelės. Tad ir tortų dengimui labai tinka, keksiukam puošti tinka, kaip ir minėjau, ir džiovinimui šitas mūsų itališkas morengas labai tinka. Dabar vieną maišelį aš norėsiu nusidažyti, maišelio tiesiog kraštus norėsiu nudažyti ir įdėti baltą morengą ir itališką morengą. Ir žinokit, matysit, kaip gražiai gaunasi mūsų morengiukas. Nudažysim maišelio kraštus, tiesiog imsim, pamirkysim šepetėlį į dažus ir to šepetėliu pabrauksim per maišelio kraštą. Geriausia, aišku, kiek spalvų, tiek šepetėlį naudoti. Ir dabar tiesiog imsiu mūsų itališką morengą ir įdėsiu į maišelį. Dabar norėsiu nusidažyti patį kremą. Ir noriu pasakyti, kad su geliniais dažais, žinokit, reikia būti biškį atsargiems, kadangi jeigu mes per daug pridėsim gelinių dažų, tai mūsų bezė, žinokit, jums ir plauks. Tad vėl čia toks variantas, kad reikia surasti viduriuką. Galima nudažyti sirupą. Prieš, kai užvertas sirupas, mes galime dėti gelinių dažų į sirupą. Ir dabar greit nusidažysim. O šitą mažą pusytę imsiu ir nudažysiu žydrą spalvą. Vosmės. Primiksuosiu įvairių spalvų. Pavorkite šakaitinu iki 60 laipsnių šilumos ir pas mane kaista be abejo viršus apačia ir ventiliatorius. Ir dabar mes galim pradėti raityti mūsų itališkus morengiukus. Čia tokia žvaigždutė uždara. O dabar aš noriu padaryti morenginį pagaliuką. Paimsiu štai tokį šiaudelį, aš manau, iš vaikystės vis atsimenat. Mūsų štai tokius valgomus šiaudelius pas mane yra biškį sudruskite. Aš jį, čia yra uždara žvaigždutė, iš kurios aš dažniausiai darau rožyses. Stumsiu į vidų. Paliksiu, kad man būtų patogu laikyti pagaliuką ranką. Ir tiesiog spausdama maišelį aš po truputėlį jį trauksiu. Galima pasukinėti. Štai koks mums grožis išeina. Ir kurią pusę norėsim dėti, tą ir dėsim ant skardos.
įstumiam šiaudelį ir aš šiaudelį po biškutį trauksiu ir tuo metu kitą ranką trauksiu savo maišelį ir spausiu. Ir išvažiavome. Šukšt. Iš šitos normos man išėjo 3 padėkliukai ir dabar aš juos dėsiu džiovinti į orkaitę. Kaip ir minėjau, mano orkaitė yra kaitinta iki 60 laipsnių temperatūros, viršus apačia ir būtinai su ventiliatoriumi. Taip dirbu aš. Ir žinokit, kiek džiovinsiu, taip pat priklauso nuo morenkiukų dydžio, storio. Galiu džiovinti valandą, galiu džiovinti 2 ar galiu džiovinti 3. Taip pat priklauso nuo orkaitės, nuo karščio ir temperatūros. Tad, mano brangiosios, susitiksim po keletas valandų, kai mūsų itališki morenkiukai išdžius. Žinokite, labai esu patenkinta būtent šituo receptu, itališkos morengos receptu. Pažiūrėkite, nei vienas morengiukas nesuskilinėjo. Mūsų itališki morengiukai išdžiuvo, aš juos štai taip supakavau į dėžutę. Procesas užtruko man apie 3 valandas. Pradžioje aš jungiau savo elektrinę orkaitę ant 60 laipsnių temperatūros ir pagalvojau, kad tai užteks, nes mano orkaitė kaitresnė. Bet po valandos, kai aš patikrinau savo morenkiukus, jie, žinokit, buvo tokie biškutį lipnus. Aš tada dar padidinau 10 laipsnių, tai pasidarė 70 ir po 2 valandų mano morenkiukai pilnai išdžiūvo. Štai pažiūrėkite, kokį mes grožį kartu su jumis pasigaminom. Pažiūrėkite, koks grožis yra viduje. Ir itališkas morengiukas pilnumo išdžiūvęs. Aš labai tikiuosi, mano mylėsios, kad ir šita video pamokėlė jums patiko. Ir kad jūs, jeigu ne dabar, tai greitoje ateityje tikrai pasidarysite štai tokius gražius ir skanius itališkus morengiukus. Ačiū, mano brangiosios, kad žiūrite mano kanalą. Ačiū, kad prenumeruojate, kad statote laikus. Ir kadangi, kai aš matau, kad mano prenumeratorių kasdieną vis padidėja, padaugėja, sulaukia komentarų, ačiū brangieji, kad nepamirštate, komentuojate. Ir tuomet, kai jūsų vis daugiau, kaip sakau, į mano šeimą vis ateina daugiau šeimos narių, aš tikrai žinau, kad aš jums reikalinga ir jūs mane žiūrite ir mane vertinate. Ir kiekvienas jūsų laikas, kiekviena jūsų prenumerata man tikrai labai daug reiškia. Ačiū jums, kad esate kartu ir kad žiūrite mano kanalą. Iki susitikimo, brangieji, kitose videose. Ate!